Šiandien yra istorinis įvykis arba didžiulės šventės pradžia, kadangi labai esam dėkingi rėmėjams, kurie tiesiog padarė stebuklą, ko mes tikrai federacijai nelaukėm, kurie padėjo surinkti norimą sumą lėšų ir atvėrė kelią Lietuvos krepšiniui į pasaulio čempionatą. Ką reiškia Lietuvos krepšinis, mūsų tautai yra žinoma ir kažkaip sunku būtų įsivaizduoti, kad Lietuvos krepšinio ten nebūtų. Nes yra toks pasakymas, jeigu ten mūsų nėra, reiškia iš viso mūsų nėra. Ir aš manau, kad tikrai sulauksim teigiamų rezultatų, kadangi, kaip sakiau, Lietuvai krepšinis yra daugiau negu žaidimas, kadangi prisiminkim, kas vyksta Lietuvoje, kai Lietuva dalyvauja Europos čempionate arba olimpinėse žaidynėse. Tuo laiku per tas 2 savaitės, sakyčiau, būna didysis žmonių susitaikymas. Visi užmiršta, kokios yra partijos narys, kokie įsitikimai ir visi pergyvena dėl Lietuvos, dėl jos laimėjimo. Aš manau, kad tai tikrai yra labai svarbus įvykis ir tiesiog nerandu žodžių, kaip padėkoti mūsų rėmėjams, kurie parodė tikrai didžiausius, skaitau, Lietuvos patrioto jausmus. Toks reikalavimas, kuris įvyko dabar, buvo labai mums netikėtas. Tiesiog dar būnant mums Katovicuose, mes nežinom, kad reikalingi bus ten kokie tai įnašai, manėm, kad viskas bus sprendžiama pagal sportinius rezultatus. O mūsų sportiniai rezultatai krepšinio yra tokie. Pagal 5 olimpinės žaidynės mes esam antri po amerikiečių. Pagal reitingą mes esam 6 pasaulyje. Artėja Europos čempionatas ir kad mes, mūsų valstybė, rėmėjai, jau statant arenas, esam maždaug išleidę apie 600 milijonų litų. Dar plus papildomai mokam FIBai už Europos čempionatą 3 milijonus eurų. Kur toliau eit mums tai Lietuvai? Tiesiog mums atrodė viskas tamsu, akla ir dėja, kaip sakant, ne dėja, bet mūsų dideliam džiaugsmui atsirado žmonės, patriotai, kurie ištiesė didelę pagalbos ranką. Aš jums labai visiems dėkoju ir aš manau, beliks laukti mums rezultatų šeštadienį sprendimo. Rytoj išvykstu į Turkiją ir tenai taipogi esame pasiruošę, ne tik tai perkalbėję su dauguma turbūt jau vykdomo komiteto narių, tačiau esame parengę ir personalizuotai kiekvienam iš komiteto narių tiesiog prezentaciją kartu su 92 Seimo narių kreipimu į tiek prezidentą, tiek generalinį sekretorių, tiek į kiekvieną iš vykdomo komiteto narių, mūsų rinktinės žaidėjų kreipimąsi ir federacijos kreipimąsi. Ten 20 žmonių sėdi komitete, vadinam biurde, kur sėdi arabai su turbanais, iš Afrikos negrai, iš Azijos žmonės ir taip toliau, kuriem niekas nerūpi, kas už tų durų sėdi. Jie priima sprendimą, kuris, man atrodo, būna iš anksto suformuotas, pakelia rankas ir to viskas baigėsi. Jeigu noriu pasakyti, rinkimai kokie buvo, tai net nebalsuoja niekas. Pasisakymam skiria 15-20 minučių ataskaitiem pranešimų už 4 metus. Taip, kad ten yra savotiška tvarka. Pirmoji eilėj didelę rolę vaidina pinigai. Ir aš skaitau, kad jeigu ten nebus išspręstas klausimas, tai tada sakyčiau, kad pirmoji eilė yra jau nebe sportas, bet pinigų diktatūra.